Sveiki, jaunieji gydytojai ir ne tik. Pirmasis JGA podcastas ir mūsų tema - korupcija sveikatos sistemoje. Tema, apie kurią pastarosiam savaitėm girdėjom labai daug šnekant įvairiose informacijos šaltiniuose, tačiau žmonės, kurie yra toje sistemoje, pasigenda, jog nėra kalbama apie korupcijos priežastis, realiasias apimtis ir būdus, kaip šią problemą spręsti. Ir reikia pažymėti, kad korupcija yra įsisenėjusių sveikatos sistemos problemo išraiška. Dar tai vadinama sistemos brokų. Labai džiaugiamės, kad diskusijoje sutiko dalyvauti Transparency International padalinio Lietuvoje vadovas Sergejus Muravjovas, STT direktoriaus pavaduotojas Romas Zienka, LIMSA prezidentas Rytis Kalinauskas, taip pat girdėsite ir mūsų valdybos narį Roką Laurinaitį bei mane Martyną Gedminą. Ir užteks pagaliau tuščių kalbų, reikia pradėti keisti sveikatos sistemų lėšų panaudojimą, reikia didinti sveikatos specialistų algas ir keisti požiūrį į sveikatos paslaugas bei bendravimą tarp gydytojo ir paciento. Nuskambėjo mintis, jog šie pokyčiai turėtų būti prioritetas naujajam sveikatos apsaugos ministrui. Podcastas nėra trumpas, tema tikrai yra plati, užsimezgė įdomi diskusija. Išgirsti tikrai labai įdomių teiginių. Podcastų metu gavome ir užduotį suformuoluoti aptartus pasiūlymus ir pokyčius bei įtraukti juos į šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programą artimiausiams 5 metams. Nežinia, kaip greitai viskas vyks, tačiau panašu, jog realiems pokyčiams pagaliau atėjo metas. O dabar prie podcasto. Sveiki visi, sveiki jaunieji gydytojai ir jiems prijaučiantis. Pirmasis JGA podcastas arba lietuviškai radiolaidė. Ir mes mūsų virtualioje studijoje šiandien turime Transparency International Lietuvoje vadovą Sergejų Muravjovą, STT direktoriaus pavaduotoją Romą Zienką, turime mūsų valdybos narį Roką Laurinaitį, užsiimantį antikorupcinėmis veiklomis. Sveikas, Rokai. Labą dieną. Ir turime Rytį Kalinauską, Lietuvos medicinos studentų asociacijos prezidentą. Sveiki visi. Ir taip pat. Ir mūsų šiandienos tokio neoficialaus susitikimo virtualaus tikslas yra pašnekėti apie korupciją medicinoje. Tai šitas reiškinys labai plačiai dabar yra linksniuojamas žiniasklaidoje. Sergejau, jūs kuruojate veiklą Transparency International Lietuvoje. Vienoje konferencijoje labai gerai įvardinat, tai yra korupcija labai akivaizdus brokas sistemos. Gal galite kažkaip plačiau pakomentuoti? Be abejo. Puikus klausimas, Martynai. Kai kalbame apie korupciją medicinoje, visi puikiai suprantame, kad tai nėra vien pokalbis apie kyšininkavimą. Kyšininkavimas iš tiesų yra paslaugų brokas, tačiau to broko yra ir kitur. Aišku, kad privalome skirti dar daugiau dėmesio korupcijai viešuosiuose pirkimuose. Smagu, kad specialiųjų tyrimų tarnyba, kitos teisėsaugos įstaigos pradėjo praeitais metais kaip tik kelis ikiteisminius tyrimus šioje srityje, Šiauliuose, Panevėžy. Lygiai taip pat privalome nepamiršti, kad dažnai neskaidrūs santykiai egzistuoja ir tarp farmacijos kompanijų bei įstaigų vadovų, gydytojų. Ir nuo to kenčia ne vien mūsų valstybės biudžetas, bet ir kiekvieno iš mūsų sveikata. Pastaruoju metu yra kalbam apie smulkę korupciją, tai yra būtent tas sveikatos priežiūros specialistų ir paciento santykiai, vokeliai, pakišos ir visa kita. Nurodoma baudžiamajame kodekse, jog bet koks materialus atlygis yra traktuojamas kaip kyšis, dėl kurio yra numatoma baudžiamoji atsakomybė. Diskusija sveikatos apsaugos ministerijoje iš jūsų, Romai, išgirdau tokią labai įdomią frazę, kad sveikatos priežiūros specialistų turi būti sudaromas visos sąlygos gauti orų atlygį ir dirbti saugiai. Ar galite plačiau pakomentuoti? Ja, ačiū labai už sutiktą progą. Tai kas yra korupcija, paprastais žodžiais kalbant, tai man labiausiai patinka toks apibūdinimas, kad korupcija tai lengviausia apibūdinti kaip blogą valdymą. Ir kalbant apie smulkėją, taip vadinamą, sąlyginai vadinamą smulkėją korupciją, kyšininkavimą. Tai yra blogą santykių valdymą tarp paciento ir gydytojo. Tai man atrodo, kad žymiai labiau pažeidžiama šalis šitoje vietoje tai yra pinigus imantis ir gaunantis gydytojas. Nes šitos aukščiausios kvalifikacijos ilgiausiai išsilavinimą įgyjantis žmonės tokiu būdu rizikuoja
sugriauti savo karjerą, sugriauti savo gyvenimą, prarasti licenciją, nes būtent tokia atsakomybė yra numatyta ir manau, kad pagrįstai numatyta mūsų įstatymas. Ir tas santykių ydingumas, jisai kyla dėl to, kad tiesiog mūsų sveikatos apsaugos sistema yra nepakankamai sutvarkyta. Joje egzistuoja tie patys santykiai gydytojo ir paciento, kurie egzistavo ir prieš 27, prieš 26 metus. Tai man atrodo, kad šitoje vietoje niekas nepasikeitė. Ir galų gale mūsų senjorai, iš tikrųjų, kur tikrai daug laiko praleidžia sveikatos priežiūros įstaigose, jie papasakos be sociologinių tyrimų, tiesiog papasakos, ką reikia daryti nuėjus į polikliniką, kad ten reikėtų, kad tau geriau sektųsi gydytis. Tai kai kalbame apie chirurginius įsikišimus ir rimtus gydymus, tai jau čia, kaip man yra sakęs vienas mano gydytojas, o čia jau kiekvienas įvertina pagal savo turtinę padėtį ir tiek, kiek jiems skauda ir rūpi. Tai vat iš šitų santykių jie sukelia didžiausią grėsmę, nes senjorui už papirkimą, jam gresia baudžiamoji atsakomybė, bet jeigu jis papirko ten 30 eurų, tai čia bus baudžiamasis nusižengimas, ką jisai susimokės baudą ir jis toliau gydysis kitoje sveikatos įstaigoje. O gydytojas šiuo atveju, jis praras viską. Taip, jis galbūt susimokės baudą ir turbūt nebus jam skirta laisvės atėmimo bausmė, nes įstatymas to nenumato už nedidelės vertės kyšių paėmimą, bet jis tiesiog sugriaus savo gyvenimą. Tai štai tuo aš grindžiu savo teiginį, kad šiuose santykiuose yra labiau neapsaugota, tokiu subjektyviu ir emociniu požiūriu pusė, tai yra tie gydytojai, kurie dėl mūsų nesutvarkytos sistemos priversti tokiu būdu užtikrinti, kaip sakant, tokį pragyvenimą. Vėlgi, tas korupcija reikia turbūt ją žvelgti kaip į tokį įsisenėjusių jau ir gilių sveikatos sistemos problemų išraišką. Tai yra tam tikri nusistovėję netgi kažkokios taisyklės nerašytos. Ir tai rodo, kad tai yra sistema, o vis dėlto sistema atsiranda iš joje dalyvaujančių veikėjų ir tarpusavio santykių. Aš taip pat girdėjau šitą jūsų frazę, kai sakėte, labai keista, kad medicinos sistemoje mes negalime apskaičiuoti, kiek kainuoja tam tikra procedūra, kad žmogui nereikėtų rūpintis, ką man dar atsinešti. Ar jūs, steigdamas savo privačios praktikos kabinetą, nesugebėtumėte apskaičiuoti, kiek kainuoja jūsų paslauga? O po to, kai iš to išsivystys klinika, jūs nesugebėsit paskaičiuoti ten, kiek kainuoja paslauga, kiek jūs turite mokėti savo kolegai, kuris nevystė verslo, o tiesiog liko sveikatos, kaip sakant, kaip gydytojas dirba, kiek jam sumokėti, kad jisai būtų kokybiškai jums dirbtų, užsidirbtų savo ir toje klinikoje. Ir tas viskas, aš manau, kad įmanoma. Mūsų klausantieji, kurie yra susipažinę arba tiesiogiai susijęs su šitą sistemą, jums visiškai pritarė. Ir jeigu grįžtam prie korupcijos priežasčių, tai sveikatos vadybos arba šiaip vadybos pagrinduose teigiama, jog jeigu norima išsiaiškinti kažkokią tai reiškinio priežastis, reikia daug kartų klausti, kodėl. 3 ar 5 kartus klausti. Negalima tiesiog pasakyti, išleisti kažkokį įstatymą, sakyti, reikia eilės trumpinti. Reikėtų panagrinėti, kodėl tos eilės tokios atsiranda. Galbūt ten nėra tiesiog elementarių 2 persirengimo kambarių, kuriuose, kol vienam žmogui yra daromas tyrimas, kitas galėtų jam pasiruošti. Ir tokiu bent paprastu elementariu sprendimu būtų galima išlošti daug šioje sistemoje. Ir iš tikrųjų, Rokai, norėčiau tavęs paklausti, galėtum kažką pakomentuoti apie korupcijos priežastis? Sveiki. Tai žinoma, galima būtų įvardintas korupcijos priežastis ir dažniausiai yra formuluojamas kaip 5 pagrindinės. Tai būtų pačios asmeninės naudos siekimas, tiek iš gydytojo, tiek ir iš paciento pusės. Iš paciento pusės galbūt pasitelkiant pavyzdį sutrumpinti laukimo eilę prie kažkokio tyrimo, ar tai gydytojo asmeninės naudos siekimas, tai užsitikrinti kažkokią tai finansinę naudą. Antrąją priežastį būtų galima įvardinti kaip tiesiog nepakankamą sveikatos apsaugos sistemos finansavimą ar to finansavimo neracionalų panaudojimą.
matome viešuosius pirkimus, dėl kurių kyla abejonių, ar jie buvo įvykdyti be korupcijos, ar tai pertekliškai įsigijamos tam tikros technikos, būtent kuri tinkama yra tyrimams kažkiems vyks. Ir nekreipiama dėmesio į tai, ar jinai yra būtina šitoje vietoje. Žinoma, didelę dalį problemos Lietuvoje sukuria būtent tos ydingos tradicijos, kad gydytojų atsidėkojimas po gydymo, vadinamoji dovana, kad tai nėra korupcija. Tačiau tai yra labai klaidingas visuomenės suvokimas. Antra vertus, reikėtų taipogi įvardinti, kad būtent sveikatos apsaugos priežiūros sistemoje atlyginimai tiek gydytojams, tiek ir slaugos personalam, tiek ir kitam aptarnaujančiam pacientus personalui, tie atlyginimai yra pernelyg maži. Ir mes ne vieną kartą esam kalbėję ir lyginę tų atlyginimų dydį, žiūrint Europoje, žiūrint visame pasaulyje, ne kiek sumomis, o kiek kartų tas atlyginimas skiriasi nuo vidutiniškai toje šalyje uždirbamo atlyginimo. Aš manau, šias priežastis įvardinus yra daug lengviau kalbėti apie tolimesnius etapus, kaip juos išvengti. Iš tikrųjų, turbūt viskas turi prasidėti nuo priežasčių įvardinimo. Sergejau, toks terminas vardojamas neūkiškas požiūris administruojant sveikatos sistemą. Ar jūs galėtumėte pakomentuoti? Keli dalykai. Pirma, norėčiau sureaguoti, jeigu galima, į gerbimų pašnekovų įžvalgas ir atkreipdėmėsi, kad smagu, jog pradėjome kalbėti apie realias pasekmes medicinos darbuotojams, tačiau turim sutikti, manau, jog tiesa šiuo metu yra tokia, kad didžioji dauguma gydytojų apie pasekmes negalvoja arba negalvoja ypatingai daug, nes labai daug metų, kelis dešimtmečius, jokių pasekmių už kyšininkavimą ar korupciją sveikatos apsaugai iš esmės nebuvo. Smagu, kad STT pareigūnai, man atrodo, tikrai pradėjo tam skirti žymiai daugiau dėmesio ir mes girdime su jumis pasikeitusią retoriką, kurią, žinau, gydytojai ne vien girdė, bet ir jaučia. Pavyzdžiui, visai neseniai šnekėjau su kolega, kuris yra kilęs iš Šiaulių. Jis man pasakojo apie tai, kad Šiauliuose gydytojai kažkaip pasikeitė. Jie visai buvo savo srities profesionalai, bet dabar jie kažkaip kitaip pradėjo bendrauti su pacientais. Ir pacientai tai tikrai jaučia, nes jie stebisi, nereikia jokių kyšių, kažkaip yra labai paslaugus aptarnavimas ir jie nežino, ar tai galima kaip nors asocijuoti su tuo, kas įvyko Šiauliuose prieš keletą mėnesių, tačiau, kirba tokia išvada. Ir be abejo, tai nereiškia, kad vienintelis būdas keisti gydytojų laikyseną yra baudžiamosios priemonės, bet aišku, kad mes ir jų realus taikymas, egzistavimas nelieka nepastebėtas ir žmonės tai atsižvelgia. Lygiai taip pat, akivaizdu, kad vien baudžiamosiam priemonėm problemos sveikatos apsaugoje neišspręsi ir man džiugu, kad jūs užsiminėte apie tai, kad būtina kalbėti apie tai, kas yra vis dėlto ūkiškas sveikatos apsaugos sistemos tvarkymas. Ir kasgi tai iš tikrųjų yra? Aš manau, kad mes visi puikiai suprantam, kad daug kas prasideda nuo elementarios vadybos ir vien to supratimo irgi neužtenka, nes daugam sveikatos apsauga atrodo kaip savotiškas užburtas ratas. Būtent dėl to siūlyčiau pradėti bent jau prašyti mūsų politikų, valstybės tarnautojų, kurie turi vertinti įstaigų vadovų, įstaigų veiklą, aiškiai pasakyti mums, pagal kokius rodiklius jie tai daro. Aš suprantu, kad yra daug įvairių ataskaitų, yra daug įvairių rodiklių, kurie egzistuoja ant popieriaus, tačiau lygiai taip pat žinau, kad jeigu mes su jumis paklaustumėm savivaldybės tarybos politiko, kuris galbūt turėtų kuruoti arba kuruoja sveikatos apsaugos įstaigas savo savivaldybei, svarbu ir galėtų pasakyti, kaip suprasti, ar kokios nors gydymo įstaigos vadovas dirba gerai ar blogai. Aš siūlau pradėti pokalbį bent jau nuo to,
kad mes tikrai galime su jumis gauti duomenis apie pacientų pasitenkinimą jiems suteiktom paslaugomis, jiems suteiktų paslaugų kokybę. Ir tokie dalykai būtų jau pokalbio pradžia, juolab, kad duomenys apie pacientų pasitenkinimą yra renkami, juos galima apdoroti, iš to galima sudaryti reitingą ir tai galėtų būti atspirties taškas pokalbė apie tai, kogi iš tikrųjų reikia, kaip vis dėlto vertinti įstaigų darbą, kas geriau skaičiuoja kaštus ir kaip gerinti sveikatos apsaugos paslaugų kokybę. Ir iš tikrųjų, ko negali pameruoti, negali ir palyginti. Kiek žinau, jūs pradėjote pasitenkinimo vertinimo tyrimus keliose iš poliklinikų Vilniuje, ar aš neklystu? Taip, mes šiuo metu turime duomenis iš Vilniaus miesto tarybos apie visas gydymo įstaigas, tačiau pasirodė, kad šitie duomenys nėra apdoroti ir jie yra skirtingų formatų, nėra taip paprasta suprasti, kaip palyginti visas Vilniuje esančias gydymo įstaigas. Dirbame ties to, tačiau tuo pat metu įgyvendiname iniciatyvą su Lazdynų poliklinika sostiniai, kurios tikslas yra padaryti taip, kad pacientai galėtų lengvai, jiem prieinamų būdų pasakyti, ar jiem patiko jiems suteikta paslauga, ar jie turi nusiskundimų, kad jie galėtų palikti atsiliepimą ir tokiu būdu suteiktų grįžtamą ryšį ligoninės vadovybei. Matome, kad šita iniciatyva, nors ir gyvuoja, tik vieną mėnesį jau iš esmės keičia bendravimo toną poliklinikoje. Matome, kad gydytojai, slaugytojai tikrai skiria dėmesio pacientam, skiria be abejo ir prieš tai, tačiau dabar matos, kad tas veikimas yra šiek tiek kitoks. Pacientai pasakoja apie savo patyrimus, tai yra be abejo nuostabi galimybė vadovybei suprasti, ką galima daryti geriau ir bus labai įdomu pamatyti, kaip šita iniciatyva prisidės prie pasikeitusio gydytojų ir pacientų elgesio. Kiek mažiau pacientai pradės siūlyti kyšius arba dovanas, kiek mažiau gydytojai ir slaugytojai pradės imti. Nes aišku, kad daug ko iš tikrųjų galima atsisakyti. Mes su jumis puikiai suprantame, kad gydytojams ir slaugytojams žūtbūt reikia mokėti didesnius atlyginimus, nes tai, kas vyksta šiuo metu, kaip jie yra vertinami, mano akim turbūt traktuojama kaip kriminalas ir mažiausiai ciniškas kiekvieno medicinos darbuotojo leidimas. Tačiau jie irgi gali užimti žymiai tvirtesnę poziciją, pavyzdžiui, šokolado, alkoholio arba gėlių atžvilgių, kuriuos pacientai irgi labai dažnai traktuoja kaip kyšininkavimą. Įsivaizduokite, kiek sumažėtų mūsų kyšininkavimo indeksai, tyrimų rodikliai į teigiamą pusę, jeigu gydytojai ir slaugytojai bent jau šokoladui ir alkoholiui pasakytų ne. Ir toks veikimas be abejo sukelia tokias diskusijas. Matome, kad, pavyzdžiui, Lazdynų poliklinikoje šiuo metu medicinos atstovai svarsto būdus, kaip galima būtų gerai dirbantiem gydytojams didinti atlyginimus. Ir vėl čia yra paprastas, mano akim, gero valdymo klausimas. Jūs tikriausiai žinote, kad Vilniaus mieste tu kaip gydymo įstaigos vadovas, mano žiniom, gali išnaudoti 65% nuo viso savo biudžeto medicinos darbuotojų atlyginimą. Klausimas, ar tikrai tai turi būti tik 65%? Galbūt galima būtų svarstyti galimybę ir tą procentalį išraišką didinti, leisti suteikti gydymo įstaigos vadovam daugiau laisvės, didinti atlyginimus, jeigu yra lėšų, iš kurių tai galima daryti, vietoj to, kad galbūt remontuoti kokį nors koridorių arba nusipirkti kokios nors įrangos, kuri galbūt nėra būtiniausia. Tai vat, toks veikimas skatina tokias diskusijas, suteiks galimybę pamatuotai suprasti, kaip viskas atrodo po kelių mėnesių ir tikiuosi taps geruoju pavyzdžiu kitiems. Super, labai džiugu girdėti tokias idėjas ir kad pagaliau žmonės mato tą problemą ir jos esmę. Taip pat gal reikėtų aptarti ir tokį reiškinį, kad viena iš smulkiausios korupcijos varomo jėgų yra sistemos neefektyvumas ir nepasitikėjimas gydytojais ir sveikatos personalu. Ir iš tikrųjų, viena iš
mažosios korupcijos pusių yra skatinama pacientų daryti. LIMSA jau kelis metus inicijuoja akciją Geriausia padėka gydytojui jūsų šypsena. Kaip tu galėtum pakomentuoti, kokią įtaką daro jūsų akcija pacientams, kokios yra tavo patirtys su ją? Tai ačiū Martynai, kad ir mus pačius jauniausius pakvietė į šią diskusiją, nors esam studentai ir dar patys medicinių paslaugų neteikiam, bet vis tiek per šitą iniciatyvą turime jau sukaupę patirties ir bendraujam su pacientais. Tai tiesiog dabar šiek tiek apie tą nepasitikėjimą gydytojais, nes kai vykdome savo iniciatyvas, galiu taip išskirti tokias dvi pagrindinės žmonių grupės, kurios duoda kyšį. Tai pirma yra tie tokie, kur nuoširdžiai, tarsi nekaltai norintis atsidėkoti gydytojui už gerą darbą, jau po paslaugos dažniausiai. Ir tie, kurie duoda kyšį, norėdami gauti paslaugas ar gauti jas greičiau. Dažniausiai ta pacientų grupė mums sako, kad daviau ir duosiu, ką jūs man čia pasakojate apie gydytojus, kad be kyšio jis iš viso negautų jokios paslaugos. Tai tiesiog apie antrą variantą tai gal net neverta šnekėti, nes tikrai suprantam, kad tai yra nepateisinamas dalykas. Bet apie pirmąjį variantą, tą tokį labiau nuosaikesnį, tą nuoširdžiai norinčius susidėkoti pacientus, tai kažkaip norisi galutinai susitart, kad ir šitas variantas yra žalingas būtent sveikatos apsaugos sistemai. Ir tai jau buvo paminėta kelis kartus šitoje diskusijoje. Nes va, būtent per tokius atvejus yra kuriama tokiam kyšiams palanki aplinka. Tarsi kyšis yra norma, ar tie primokėjimai ir dovanas. Ir mes per įvairius interviu, televizijos laidas labai daug laiko praleidžiam diskutuodami, o tai kur ta riba, tai ar čia nuoširdį padėka, tai čia jau reikia bausti ar nebausti. Ir tiesiog, tikrai jau nuoširdžiai nusibodo daug laiko skirti būtent šitam klausimui, nes tikrai ir toks variantas yra žalingas. Nes kyšis jau nebeturi būti norma, ar tie kažkokie atsidėkojimai, vis tiek pacientai, bandydami ir po paslaugos tarsi nuoširdžiai atsidėkoti, vis tiek jie bando, nežinau, gauti gydytojo palankumą, gal taip galima tai žiūrėti. Ir tai iš tikrųjų sutrikdo pagrindinį dalyką, tai gydytojų ir pacientų ryšį, kas yra pamatas kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų. Tiesiog norisi, kad jau gydytojo įvaizdis būtų formuojamas kaip profesionalo, kuriam nereikia nei atsidėkojimų, nei nieko, jis tiesiog gauna darbo užmokestį ir jis profesionaliai atlieka tas paslaugas. Taip, iš tikrųjų, galbūt galima suskirstyti kelias grupės ir iš tikrųjų tai ta viena, kuris sako, daviau ir duosiu, galbūt juos galima labiau paveikti per sistemos efektyvumą, jeigu jie mato, kad nereikia duoti, kad gautum tą tyrimą arba kad būtų viešai rodoma, kiek laiko trunka sulaukti kompiuterinės tomografijos tyrimo ir tiek reikia laukti. Aš repliką tik norėjau vieną. Reikia labai nedaug tam, kad žmogus antrą kartą neduotų ir nesiūlytų tam pačiam gydytojui pinigų. Reikia tik, kad vieną kartą tas gydytojas pasakytų, ačiū, man pinigų nereikia. Man už tai yra sumokėta, viskas tvarkoja, daugiau neteikit. Jeigu tas atsirastų, kai tas atsiras, baigsis ir siūlymai. Tuomet, ir pacientas tikrai nemanau, kad persekios ką nors. Čia santykiuose su gydytoju, su paslaugomis. Tai buvo lygiai tokie dalykai, aš galiu pasakyti, kurie dabar sutvarkyti yra valstybėje. Tai aš puikiai prisimenu ir kiti vyresni žmonės prisimins, kad už valstybinius numerius tuo metu kelių policijoje arba kažkur kitur, norėdamas gauti ten iš eilės kažkokį valstybį, tu tiesiog duodavai kyšį, dabar tu nuėjai, susimokėjai, nori paprastesnio, mažesnę pinigų sumą, nori ne tokio paprasto didesnę pinigų sumą. Tai nori dabar čia pat pasidaryti kažkokį tai tyrimą, kurio pagal gydytojo manimui dabar jo skubiai nereikia daryti, bet tau tiesiog norisi, tau bus lengviau, tai susimokėk už tai papildomai ir viskas bus aišku ir paprasta. Mano manimu, tai reikia visų pirma darbui su pacientais, tai tiesiog, kad gydytojas jam pasakytų, kad ačiū, man tavo pinigų nereikia, man už tai, kad aš tave gydau, yra sumokėta ir tu sumokėjai žmogau. Viskas yra tvarkoje, sveik. Mes galim sakyti, kad sistema yra vienokia, bet vis dėlto tai sistema yra aš, tu ir mes visi čia. Taip, mes, kai kalbam apie sistemą, mes tarsim, kad gali susidaryti įspūdis, kad sistema egzistuoja kažkur tai šalia. Ne,
Mes esam sistema ir tai yra ir blogybė yra ne kažkur sistemoje, ne ministerijos pastatuose, ne koridoriuose, blogybė yra galvose mūsų. Tai mūsų mąstymas, mūsų ir santykiai iš to išplaukiantis yra problema. Taip, iš tikrųjų, ir mūsų šūkis, JGA šūkis yra būk pokyčių, būk pokyčių, kurį nori matyti. Tai iš tikrųjų, ta atsakomybė tau kaip sistemos daliai už sistemos gerbūvį yra labai graži dalis Hipokrato priesaikos, kurios nereikėtų pamiršti visiems. Jeigu einame toliau, korupcija sveikatoje dažnai yra pasibaigiama nagrinėjant vokelius, padėkas, šokoladus ir panašiai. Man ir mums kaip JGA susidaro toks įspūdis, kad jeigu pradedama judinti smulkiąją korupciją, dėl ko tai vengiama apie ją šnekėti, išnirtų visas povandeninis laivas, tai yra neskaidrus viešieji pirkimai, kompanijų viršpelnis iš kompensuojamų vaistų, nenaudojama tiesiog brangi medicinė technika. Kaip jūs, Romai, galėtumėte pakomentuoti, kiek leidžia jūsų viešajame eteryje buvimas, pakomentuoti, kokios yra apimtys tos stambiosios korupcijos medicinoje? Apskritai, to latentinio reiškinio apimtis realias turbūt net neverta kalbėti ir matyti, remtis tai sociologiniais tyrimais yra, manau, vienas iš pagrįsčiausių dalykų. Nes įsivaizduoti ir turėti supratimą apie mastus tos pačios stambiosios korupcijos, tai galime tiesiog žiūrėdami į lėšas, plaukiojančias, esančias, egzistuojančias tyrimų metu įvairių remiantis visą informaciją, skaičiuojama, kad nuo viešųjų pirkimų tai gali siekti, bet vidutiniškai tai apie 10-15% nuo tų sumų vidutiniškai yra šešėlis, yra korupcija, skiriama korupcija. Ir mes, aišku, kad tos pačios korupcijos reiškinio, tai yra santykinis toks suskirstimas stambioji, smulkioji, nes tai yra blogas santykis su pinigais, su korupcija. Ir kai mes kalbame apie stambėją korupciją, kuriai mes skiriame dėmesį savo baudžiamojo persekiojimu, tai yra ten, kur tikrai figūruoja ir kur kalba eina apie didelės pinigų sumas, ten yra nukreipiami mūsų žvalgybiniai pajėgumai, siekiama surasti, gauti informacijos apie konkrečius neteisėtus susitarimus, kur yra tariamasi, kur sveikatos įstaigų vadovai arba kiti už pirkimus atsakingi asmenys dalyvauja nusikalstamuose sandoriuose su įrangos teikėjais, su statybos remonto paslaugų teikėjais, kaip yra tariamasi dėl to, kas nugalės viename ar kitame viešajame pirkime, tiek įrangos, tiek kitų pirkimų ir kaip po to bus dalinamisi tuos pinigus. Ir čia mes matome tas pačias baudžiamasias bylas. Mes jau deklaravome atvirai prieš porą maždaug metų, kas yra mūsų prioritetai. Tai sveikatos apsauga yra prioritetas, bet mes taip pat deklaravome, kad baudžiamojo persekiojimo įrankis, tai yra kur aštriausias pats įrankis, tai jis bus kreipiamas į stambėją korupciją. Tai reiškia, tai būtent viešieji pirkimai, bet jokių būdų toks prioritetizavimas nereiškia, kad gydytojai nebus traukiami baudžiamojon atsakomybėn už smulkų kyšininkavimą. To nebus. Kiekvienas atvejis bus nagrinėjamas ir bus pradedamas ikiteisminis tyrimas, jeigu mes gausime žmogaus pranešimą, kad iš jo buvo reikalaujama prievartavimo arba tiesiog iš jo buvo paimtas pinigai, nesvarbu kokio dydžio, bus pradedamas ikiteisminis tyrimas. Ką aš ir šito pokalbio pradžioje kalbėjau, kad tai yra didelė rizika gydytojams. Bet kriminalinės žvalgybos įrankiai, kur mes proaktyviai einame ir ieškome tos informacijos apie neskaidrius, nesąžiningus ir nusikalstamus pirkimus ir susitarimus. O tai nusidriekia į visiškai kitą lygmenį. Ir netgi pasiekė politinės korupcijos lygį. Ir taip pat farmacininkai, santykiai gydytojas farmacininkai. Nepaslaptis ir mūsų bylos rodo, kad farmacininkų rinkodara yra neretai nusikalstama.
Jie kūrė kyšininkavimo santykių pagrindų paremtą savo tinklą ir tiesiog neteisėtai papirkinėja gydytojus tam, kad jie įsiūlytų savo gaminius, produkciją pacientams. Iš tikrųjų, jeigu grįžtant prie tos korupcijos politikoje arba neefektyvaus resursų valdymo, labai dažnai ir yra sakoma Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų ir kitų politikų, per mažai surinkama pinigų, mes lygtais ir viską gerai darome, bet tų pinigų yra per mažai. Ir iš tikrųjų į tai pasigilinus šiek tiek susidaro įspūdis, jog institucijos bando nusikratyti atsakomybės, nes iš tikrųjų Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko tyrimais, kurie buvo vykdyti prieš kelis metus, konstatavo, jog Lietuvoje sveikatos priežiūrai ir tam pačiam švietimui yra skiriamas santykinai netgi per didelės sumos. Ir jeigu sveikatos apsaugos biudžete, Lietuvos biudžete numatytas lėšas sveikatos apsaugai padidinus dar šiek tiek, jos net negalėtų praeiti pro ES filtrus. Ir tai sukelia tokią dvigubą reakciją. Reiškia, kad iš vienos pusės tai yra labai gerai, nes jau yra pakankamai lėšų pasiekti efektyviai sveikatos apsaugos sistemai. Iš kitos pusės tuo tarpu reiškia, kad visa tai atsigula ant neoptimaliai paskirstytų lėšų, kaip jau jūs kalbėjot. Viešieji pirkimai, viršpelniais farmacijos kompanijų arba medicinės įrangos įsigijimas, pamirštant patį svarbiausią sveikatos sektoriaus dalį, tai yra pacientą ir jam paslaugas teikiantį žmogų. Mes jau tai sakėm ir galime pakartoti dar kartelį, susidaro įspūdis Lietuvoje, jog echoskopas yra svarbesnis už gydytoją, kuris atlieka echoskopijas, lygtais tas galima įvertinti daug didesnė pinigų suma kažką, ką galime nupirkti, negu ta, kurio rankose tas įrankis įgyja vertę. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad apskritai reikia kažką pradėti daryti. Nes mane iš tikrųjų apima toksai džiaugsmas dalyvaujant pirmą kartą tokioj diskusijoje ir tokio tono diskusijoje su sveikatos apsaugos atstovais, su jumis, nes jūs esate būtent tie gydytojai, sveikatos apsaugos sistemos atstovai, nes iki tol, kol tekdavo diskutuoti, tai kai pradedi kalbėti apie korupciją, tai arba nebyliai sulauki kažkokios tokios reakcijos, kodėl tu taip kalbėjai, kodėl tu taip šmeiži, kodėl jūs tokius tyrimus atliekat, kodėl Transparency International atlieka tokius tyrimus, kurie diskredituoja mūsų sistemą, kodėl jūs šitaip kalbat, ar jūs negalite padaryti gerų, normalių tyrimų, kurie parodys, kokia sveikatos apsauga, kokią naudą duoda žmonėm. Nes kovoje su korupcija visi ir užsienio ekspertai visi pabrėžia vieną. Efektą šitoje srityje galima pasiekti tik turint, jie sako, politinę valią, supaprastinkim, apskritai valios tam daryti. Tai jeigu ateis vienas žmogus politikas, tai tarkim aukščiausios sveikatos srities politikas ir jis turės politinę valią, bet to nepakanka. Reikės ir gydymo įstaigos vadovo valios. Ir aš sakiau, kad tam, kad pasakyti pacientui, ne, ačiū, man nereikia tavo pinigų, man yra sumokėta, reikės kiekvieno žmogaus valios. Jūs dabar diskutuodami ir kalbėdami, jūs jau savo valią pareiškit, jau diskusija, jau yra veiksmas, bet be to nepakanka. Tai yra tik pirmas žingsnis. Žinoma, tai tik pirmas žingsnis. Taip pat reflektuojant į tai, kad labai džiugu, kad jūs taip pat ir Romai ir Sergejau sutikote dalyvauti šitoje diskusijoje. Aš dar norėčiau sugrįžti prie vienos temos. Kuomet aš buvau pats studentas medicinos, išėjo viena publikacija žurnale, kuriame mane apklausinėjo apie kažkokį tai sveikatos efektyvumą ar kažką tai tokią temą. Ir man skaitant komentarus, aš mačiau tenais daug tokių frazių, kaip būsimas kyšininkas, būsimas dar kažkas. Ir man pasidarė labai liūdna. Aš norėjau išvažiuoti iš tos šalies vien dėl to, kad tokia sistema yra Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, jeigu mes iš vienos pusės pažiūrėtume į šitą aspektą, tai kad Lietuvos jaunieji gydytojai emigruoja. Jie emigruoja stipriai ir jie bėga į tokias šalis kaip Norvegija, Vokietija ir kitos, kuriuose smulkioji korupcija neegzistuoja. Tai irgi parodo, kad gydytojai nenori būti tokioje sistemoje. Ir pagaliau atėjo laikas, kad reikia imtis valios, niekas kitas tavo nepadarys. Ryti, kokia būtų tavo, kokiom nuotaikom tu susiduri savo medicinos studentų tarpe, savo kursiokų tarpe?
Gerai, kad paklausė, aš jau čia norėjau įsiterpti, nes, žinai, man pačiam irgi dabar tenka kaip studentui skaityti daug tų komentarų, tai labai geras nekokios. Jo, iš esmės pas mus ir asociacijos viduje būna irgi daug diskusijų apie kyšius, korupciją ir visus kitus klausimus ir tikrai nepaslaptis, kad vien Vilniaus universitete užsienio kalbą būtent vokiečių mokosi daugiausiai medicinos studentai, kurie ir užima tas visas vietas, jie kaip ir praktiškai ruošiasi emigracijai. Tai būna susiję, aišku, su atlyginimais ir su prastom darbo sąlygom, su dideliais labai krūviais. Ir tikrai viena iš tų pusių, kaip yra būtent, kad gydytojas, iš tikrųjų kyla klausimas, ar tikrai tokia gerbtina specialybė, kaip yra šaukiama, nes daug labai straipsnių pasirodo, daug komentarų, kad čia vagys tik auga, jeigu jie čia kažkokius ten ar lipdukus dėlioja, tai jie čia vis tiek bus vagys, jie čia tik laiko klausimas, jie dar čia nieko nesupranta ir tas tikrai stipriai skaudina, labai nesinori emigruoti, bet tikrai išgirstama tokių ir savo organizacijos viduje nuomonių, kad kažką vis tiek reikia daryti, kad mes gerai čia jaustumėmės, kad mes norėtume čia pasilikti. Ima toks teisingas pyktis, ne? Būtent. Daryta prieš tai metus, kad jau kiek metų mes esame nepriklausomi, atrodo, ir kada ateis tie pokyčiai. Rokai, ar galėtum sufinišuoti su mūsų kaip asociacijos ta bendra pozicija, kas tai yra ta korupcija ir kodėl jinai turi pasitraukti? Ačiū, Martinai. Tai, žinoma, pati problema kaip korupcija, kaip ir dabar Rytis minėjo, net ir medicinos studentams yra aktuali. Vienaip ir kitaip jie planuoja ir žiūri į kokią darbo rinką, į kokią darbo vietą, į kokią visuomenę jie planuoja ateiti dirbti savo darbą. Ne? Tikrai nėra didelio noro į tą rinką įžengti kaip darbuotojui, kaip gydytojui, kaip tam žmogui, kuris bus tų darbuotojų. Ir tų studentų, rezidentų tikrai dažnai tenka išgirsti nuomonę, kad jie vis dėlto planuoja darbą kitose šalyse dėl tų priežasčių, kaip ir įvardom anksčiau, tiek atlyginimas, tiek darbo sąlygos, tiek ir pats požiūris iš visuomenės. Tai, ką norėčiau pasakyti nuo jaunųjų gydytojų asociacijos, tai neteko išgirsti nei vieno gydytojo, kuris pasakytų, kad korupcija yra teigiamas ar geras dalykas. Korupcija yra visiškai teršiantis pacientų ir gydytojo santykių dalykas. Darantis žalą tiek gydytojui, tiek pacientui, tiek ir pačiai sistemai. To mums reikia atsisakyti. Kaip ir Romas Vizienka minėjo, kad turi kažkas tai pradėti ir aš manau, kad šiuo metu tiek medicinos studentų, tiek jaunųjų gydytojų, tiek ir visų gydytojų požiūris po truputėlį formuojasi toks, kad užteks korupcijos, reikia didelių pokyčių sveikatos apsaugos sistemoje, kad vis dėlto nebūtų priežasčių korupcijai, o tada korupcija kaip ir pradės nykti. Anksčiau mūsų žmonijos istorijoje, žiūrint ir šimtus ar tūkstančius metų, išnyko įvairūs fenomenai, kurie buvo žalingi, tačiau tuo laiku buvo priimtini. Tai iš tikrųjų, kad korupcija turi pasibaigti ir tam jau atėjo laikas. Iš tikrųjų, tam reikalingas bendradarbiavimas tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių organizacijų, gydytojų ir pačių pacientų ir mūsų visų bendruomenės. Laikas suprasti, kad mes visi esame tos sistemos dalis, mes ir sukuriame, mes ir mūsų santykiai sukuria sistemą ir metas kiekvienam iš mūsų prisimti individualią atsakomybę. Ir iš tikrųjų, ačiū labai už šitą diskusiją. Ar turime dar galbūt kažkas nori reflektuoti, pastebėti, kažkokį tai pakomentuoti apie tai, ką mes dar šnekėjome ir kas dar nebuvo išsakyta? Jeigu galima, aš norėčiau įsiterpti ir pasiūlyti savo trigrašį paskutinį kartą, nes tikrai džiugu, kad jūs organizavote šitą diskusiją. Labai norėčiau, kad šios diskusijos atsirastų ir dar daugiau veiksmų. Žiūrėkit, mes kalbėjome apie daug ką. Smagu, kad skiriame daug dėmesio pokalbių apie kyšininkavimą. Nes, taip, tikrai prastai atrodom ES kontekste su tokiais dideliais kyšininkavimo skaičiais. Smagu, kad vis mažiau žmonių nori duoti kyšį. Girdžiu iš gydytojų, kad ir jie tai jaučia vis daugiau.
ir atlyginimų problema tampa vis aštresnė, nes ne tie pinigų srautai. Klausimą tikrai reikia spręsti, padaryti taip, kad gydytojai gautų tuos pinigus oficialiai. Tai kad kalbame apie kyšininkavimą sveikatos apsaugoje, visų pirma apie kyšininkavimą, yra irgi visiškai suprantamas dalykas. Taip, žuvis buvo nuo galvos, bet valyti ją reikia nuo uodegos. Ir tai yra tai, ką jaučia žmonės, tai, su kuo jie susiduria kasdien. Tik man lygiai taip pat aišku, kad pokalbis apie kažkokią tai aiškesnę medikų poziciją, slaugytojų poziciją turi žengti koja kojon su labai konkrečiais veiksmais, kurie reikštų didesnius atlyginimus. Nes tik didinant atlyginimus galime kalbėti apie didesnę atsakomybę ir gydytojų didesnį ryžtą tikrai iš esmės keisti savo elgesį. Kitaip daug kur, manau, tai gali virsti pro formą. Būtent dėl to labai norėčiau iš jūsų, iš gydytojų atstovų, kokiųgi atlyginimų vis dėlto reikia. Aš suprantu, kad visai norisi daugiau. Man aišku, kad gydytojai, medicinos darbuotojai užima tikriausiai aukščiausią socialinį statusą Lietuvoje. Neturim kosmonautų, tai kas belieka, yra gydytojai. Tai aš tikrai norėčiau išgirsti šitos skaičius, suprasti, kaip mes juos galėsime pasiekti per keletą metų ir tada jau galėtumėm kalbėti apie tai, kad šiaip daug kas ant popieriaus kaip ir yra. Žiūrėkit, metų pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerija priėmė naują sektorinę šakinę kovos su korupcija programą. Yra net 88 priemonės skirtos kovai su korupcija, skaidrumui didinti. Taigi, man aišku, kad iš tų priemonių tikriausiai reikės kai kurias prioritetizuoti ir naujas ministras, kuris ateis į Sveikatos apsaugos ministeriją, turi puikią galimybę pradėti veikti. Ir mano akim tas veikimas turėtų pasireikšti ne šiaip procesų valdymu, nes taip, galima gražiai kalbėti, bet mes puikiai suprantam, kad politikai gudriai gali paskandinti bet kokią temą procesuose, o realiai kažkaip imtis veiksmų. Ir aš tikėčiausi, kad naujas ministras būtent taip ir padarys ir skirs antikorupcijai, skaidrumui vieną iš svarbiausių vietų savo ateinančių pusmečio darbotvarkėje. Kaip tik naudojantis dar tą pačią galimybę ir jūs užduotų klausimų, jeigu norėtumėm įvardinti tam tikras sumas. Ir manau, kad šitoje vietoje nereikėtų sukurti nieko naujo, mes tiesiog galim remtis gerąją patirtimi. Ir ką galime pasakyti, kad ko mes pasigendame, tai yra, kuomet kyla tavo kompetencija pakopomis, pavyzdžiui, kaip Vokietijoje, su kiekvienais metais tu gali daryti vis daugiau intervencijų, tu prisiemi vis daugiau atsakomybių ir tu po truputį tampi vis didesnių gydytojų specialistų. Ir kad ta alga kartu su tavo kompetencija kiltų, tarkime, mes galime kalbėti po 50-60 eurų per metus. Rokai, tu dirbi su šitą temą, kokias būtų dar tavo pasisakymai? Ačiū, Martynai, ir visiškai pritariu tam tai pozicijai, kad tas atlyginimas turi augti kartu su augančia patirtimi, su gebėjimu atlikti vis sudėtingesnės procedūras, su gebėjimu vis atlikti tas procedūras ir gydymo metodikas taikyti, kurios yra vis efektyvesnės. Siekiamybė išties išlieka ta, kad jaunieji gydytojai, ar tai rezidentai, ar tai pabaigę savo studijas ir kiti gydytojai, jų atlyginimą reikėtų labiau gretinti su vidutiniu toje šalyje gaunamą atlyginimu ir žiūrėti santykį būtent to. Tas santykis iš ties ganėtinai paprastai įvardijamas. Jaunas gydytojas, pabaigęs 10 metų studijų, turintis daugybę atsakomybės ir tikrai nemažai kompetencijos, turėtų ateiti į darbo rinką, uždirbdamas bent jau 2-2,5 kart vidutinis tos šalies atlyginimas. Vyresnis gydytojas, turintis daug patirties, sugebantis teikti sudėtingesnės paslaugas, turėtų uždirbti iki 3,5 kart vidutinis toje šalyje gaunamas atlyginimas. Ir tokiu atveju mes nenutolstame nuo ekonominių Lietuvos galimybių, ar tai stengiamės tokiu būdu neiškristi iš to konteksto. Taip, ir iš tikrųjų nereikėtų tikrai paviršti dar visi sveikatos specialistai, mūsų sesės. Tai yra slaugytojos, kurios daro didžiulį, sudėtingą darbą, rizikuoja užsikrėsti krauju plintančiamis lygomis, būti naktimis ir jų alga prasideda nuo 350 eurų. Pradėkime galvoti bent apie
pusantro karto didesnė, jeigu mes kalbame irgi gretinant, link gerųjų pavyzdžių, kurie yra vakarų šalyse. Romai, ar jūs turite dar kažkokių tai minčių? Taip, man gimė viena labai konkretus pasiūlymas. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, Sergejus paminėjo programą. Padarykime savo per artimiausią savaitę. Paimkime dar kartą, perskaitykime ją ir įsitikinkime sveikatos kovos su korupcija šakinę programą, ar tai, ką mes šiandien čia kalbėjom, ar ten yra atspindėta. Jeigu to nėra, paimkim ir suformuluokim naujus pasiūlymus, kad ją reikia papildyti. Ir pateikim iš naujo. Labai konkretus darbelis. Gali būti su labai konkrečiu terminu. Aš mėgstu nusistatyti per trumpus, kad tiesiog jis... Stalčiai neapdulkėtų, jo. Neapdulkėtų stalčiai. Nusimatykim savaitę ir po savaitės sugrįžkime, paskaitę tą programą ir kad joje atsirastų. Čia trūksta priemonių numatytų atlyginimų kilimui arba atlyginimų sistemos peržiūrėjimui. Ir pasiūlykim ją papildyti. Tvarkoj, tai savaitę nuo podcastų išleidimo, tai tvarkoj, savaitę, gerai, mes priimam jūsų iššūkį, jaunų gydytojų asociacija priima šitą iššūkį. Viskas laukiam. Ryti, ar tu turi dar kažkokių minčių? Iš tikrųjų, kažkaip tikrai gera dalyvauti tokioje diskusijoje, tai kažkaip norėtųsi, kad jų gal daugiau būtų, irgi su konkrečiais pasiūlymais aptarti, ką mes kartu toliau galime daryti, nes tikrai norisi, kad jau apie šią problemą nebereikėtų šnekėti ir nebereikėtų studentų įtikinėti, kad korupcija yra blogis ir kad reikia Lietuvoje pasilikti būtinai. Iš tikrųjų, mes vis tiek balandžio mėnesį skirsim būtent antikorupcinį akciją Geriausia padėka gydytojų su šypsenai. Tai norėtume kartu suorganizuoti ir diskusiją, kurioje, kaip Martynas minėjo, dalyvauti ir pacientų atstovai, ir gydytojai, ir jaunieji gydytojai, studentai, taip pat STT atstovai. Tikrai, kad įpareigot labiau gal ir partijas, kad į savo programas nusimatytų būtent konkrečius mūsų siūlomus žingsnius, kuriems pritarė ir pacientai, ir gydytojai, kad jau nebebūtų kažkokio susiskaldimo, bet būtų didesnis susišnekėjimas. Ir tikrai reikia daugiau apie tai kalbėti. Taip, ir iš tikrųjų, kad šitą diskusiją pamatytų kur kas daugiau žmonių, reikia, kad ir jos terminas būtų toks pakankamai išklausomas. Mes išsiplėtėme, yra apie daug apie ką šnekėti, tačiau manau, kad mes apie daug ką pašnekėjome ir kad mes nesisemtumėm kalbomis, reikia viską sudėlioti juodu ant balto ir pateikti pasiūlymus pozicijai, naujai programai prieš korupciniai, tai mes tą padarysime. Ir tiesiog noriu padėkoti visiems, kurie čia susirinko, labai yra džiugu, kad mes tokioje neformalioje erdvėje pagaliau bendradarbiaujame medicinos specialistai, Transparency International, STT, tai yra tikrai džiugi pradžia ir labai man patiko Romo pasiūlymas, kad tai nebūtų vienkartinis, kad tai būtų pradžia kažko tęstinio ir čia jau mūsų darbas, mes bandysime rasti laiko tarp budėjimų ir padarysime, kad viskas taptų realybė. Tai ačiū labai. Ačiū. Dar primenu, kad mūsų pirmoje JG radiolaidėje buvo STT direktorius pavaduotojas Romas Janka, Transparency International padalinio Lietuvoje vadovas Sergejus Muravjovas, Lietuvos medicinos studentų asociacijos prezidentas Rytis Kalinauskas, Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos narys Rokas Laurinaitis ir aš, Martynas Gedinas. Ačiū Jums labai ir iki kitų produktyvių susitikimų. Ačiū ir gražaus vakaro. Ačiū, ateitis mūsų rankose. Būk pokyčių, kurį nori matyti.